Sekmadienis. Oi, kaip sunku išsikrapštyti sekmadienį. Šeštadienį, kadangi nedirbam, tai vat šiandien sekmadienį tada irgi tingu. Sesė atidavė pomidorų atgyvinti. Kažką atgyvinsim. Vėl eilinį kartą. Nu, dėliojamės prioritetus. Prioritetai reikia padaryti tą ūkinį. Lemba, kaip maskatuoju tą kamerą, dovanokit. Reikia padaryti ūkinį pastatėlį. Bet to niekaip. Jau mėnesis daugiau laiko, kaip uždengtas su plėvele. Saulė šviečia. Sudegins, darysim per naują. Tai kad to nedaryt, reikia viršui dar vieną lentelę užkalti. Užkalsim tą lentelę, tada sumatuosim. Kvadratūrą sužiūrėsim, apipjausim galus ir užsakysim stogą dangą. Ir tada dengsim stogą. Vien tik tai stogo neužteks, reikės ir sienas. Sienos dar ne visos padarytos. Šita siena padaryta. Šita, ana siena padaryta. Iš anos pusės dabar vienintelė, kuri nedadaryta, tai šita. Dabar lipam ant stogo, užsidengiam, ten užsidedam paskutinis tas dvi lenteles, kurias reikia. Susipjaustum galus, apsipjaustum va šitas va vaškurlis visus kabančius, va kur, kad neplevėsuotų žalią baltą vėliavą. Ir tada jau lįsim apačion čia naistą. Reikia bėginėti, reikia vieną kartą paimti ir dasibaigti. Prioritetai reikia tokie. Na va, įrankiai dar liko viršui, bet ten prisukom tą viršutinę lentą, tada va vėjelintę, liko tik tai tą vėjelintę dasukt. Buvau žmonikė užsikėlęs ant stogo, drąsi mano žmona, šaunuolė, padėjo labai, ačiū jai. Tai žodžiu jau kaip ir stogo tokie grėbestavimo darbai pabaigti, liko sumatuot. Dasukti tą vieną vėjelintę. Nu, čia viena vėjelintė liko pačioj, bet čia ir nuo kopėčių čia bet kada galima. Svarbiausia, kad reikėjo iš tenais padaryti. Tai dabar susuksim tik tai, sutvirtinsim, sumatuosim ir užsakinėsim stogą. Reikia pjauti smidrus, smidrų daug, šilta, gera. Eisim dar patikrinsim grybus. Žodžiu, darbų iki kaklo, net per sekmadienį. Pirmadienis, jau 9 valandos, saulutė vakaruose. Lemba, tas laikas bėga kaip vanduo dar greičiau. Nu, atrodo, čia jums turbūt pasirodė, kad aš 20 sekundžių čia pirmin atgal pavažinėjau. Iš tikrųjų, tai beveik 2 valandas, kol suvažinėjau. Tada, kol dar dabaigiam su žmonikė suskinti smidrus. Važiavom apie 7. Nu, vat ir taip. Dar reikia įsiplausti smidrą. Reikia sudėti į šaldytuvą. Norėjom skinti grybus, bet dar pagalvojom, kad ne rytoj. Šiandien neskinsim. Taip. Ko mums trūksta? Trūksta užsakyti stogą, bet čia ne. Trūksta, žinot, kol mums trūksta? Trūksta mums laiko. Kur gaut laiką? Nežinau. Ir nieks nežino. Žodžiu, kad gyvenime turbūt laikas pats brangiausias. Gerai, važiuosim, gal trečiadienį spėsim su to laiku.
Antradienis. Nepavyksta kažkaip įsivažiuoti šią savaitę. Labai sunkiai viskas. Bet gal kaip nors. Kopūstėliai liktai prigijo, einam pasidairom, tada užsivesim. Žiūrėsim, čia smidrų šiandien skinsim, neskinsim, reikia skinti. Vėl smidrų priaugę pilna. Reikia realizuoti. Bet kažko tai šiemet labai jūs neaktyvus. Jūs nieks nenori pavasarinių daržovių. Labai rekomenduoju. Šaltinius, kaip čia, vitaminų šaltinis, tiesiog bomba. Ir visokių ten yra geležų ir ko tik tai nori. Žodžiu, būsite sveiki ir gražus. Valgykit smidrus. Kopūstėliai su pekinų kopūstais atrodo labai gražiai. Tikrai labai gražiai. Braškės irgi žydi labai gražiai. Ir pienės labai gražiai žydi. Ir smidrai labai gražiai auga. Tik tai visam tam labai gražiai nėra laiko. Ką daryti? Reikia daryti tą, kas suspėjai. Ir kas jau labai būtina. Nu dabar taip būtina nušienaut. Nu kad žiauriai būtina. Nu žiauriai būtina nušienaut. Eisim, kabinsim. Mulčerį. Jeigu jau matai akmeną, reikėtų jį kažkaip ant kelio. Nedamečiau. Tada iš ten reikės dar nueit per. Nu, žodžiu, vis tiek kažkaip tai išsivažiuosim. Einam dar apeinam. Norėjau taip vakar suskinėm smidrus. Sakėme, o šiandien gal jau neskinsim, nes tikrai bus neužaugę. Aha, jau neužaugę, matau. Galbūt, kad nešviestų, jums persisuksim. Užaugę ir dar kaip. Ir va, kaip žolės užaugę. Smidrai užaugę. Viskas užaugę, žodžiu. Viskas užaugę ir niekam nėra laiko. Ir ten šermukšnių sodas užaugęs, reikia nušienaut, prašė kaimynas. Ir dilgėlės užaugę. Piniginės tūris neauga. Ne, bet čia tik tai laikina. Kol kas. Viskas bus gerai. Einam va prie laistymo, pataisysim biškį, nes matau labai jau iš šono jis pučia. Net neužkabina mūsų rastelių. Vienas labai gerai, vienas eina šoniuku. Pataisysime čiurkšlę. Ir tada jau, o, lembas pravė visai nebloga. Matos gal? Nežinau, ar matosi, gal ir matosi. Bet viskas eina į kraštą. O mums reikia, kad eitų į centrą. Oi, kokie gražus grybočkai. Šiandien pripjausim grybų, tai tikrai. Ryt dienai. Va, čia labai gražiai pučia. Va, taip, palaukit, pafilmuosim grybų. Grybai, grybeliai. Va, kokie gražus. Va, po du. Lietutis purškia. Lietutis purškia. Va, kaip jie gražiai čia paaugę grybukai visi. Pilna, 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 pilna. Visur pilna. Nu, bet nėra čia ko grožėtis, reikia eiti dirbti. Dar nelesintas vištelės. Kažkokia šiandien kiaura galva. Vakar išvyrėm bulvių. Šiandien aš jų nepasiėmiau iš namų. Liks ant sauso davinio vištas. Nu, liks ant sauso, tai ant sauso. Norit pažiūrėti, kokius varnalėšos auga pas mus. O čia irgi vakar sufrizavom. Haha. Kaip jums varnalėšos, galima pasislėpti va po varnalėšą. Ir bus lapas manęs neįkast. Va, ir jau beveik nuo lietaus, o pasislėpė, ne? Ne varnalėša, čia yra rabarbaras. O, įdomu, kokie tai vabalai, va. Nežinau, ar matos. Jau reikia kažką žiūrėti. Na, čia amarai gal kažkokie. Aš taip galvoju, kad čia amaras. Keliamės nesivaliok, seni. Ojai. Jau vištytės iš toli mane girdi, mato. Kviečia, nešk valgyt, visiems valgyt.
Kas man ką nors atneš, niekas niekada. Ai, nu gal kaip nors, įsijudinsim. Teisingai, tu čia šeimininkas. Taip, taip. Tuoj atnešiu lesti. Sekmadienis. Vakar šeštadienis buvo švenčiama kaiminystės diena. Buvom susirinkę su kaimynais pasidėti. Tai nepykite, sekmadienį net nepavyko išleisti naujo video. Šiandien važiuosime sodinti moliūgų, nes uždeklaravom 24 arus, kad jų ten yra, nors jų ten dar nebuvo, bet tai šiandien susodinsim. Ir viskas bus. Pabandysim pasifilmuoti. Tokiais darysiu ant vagotuvo. Sėdinėlę prisuksiu. Pabandysim važiuojant, kad aš važiuočiau su vagotuvu. Darysim vagelę. Žmonikę pasėdinsim ant to plūgelio, ant to vagotuvo, su kažkokia sėdinė prisukę. Ir pabandysim pamėtyti, o iš paskos su grandinėlė tokį vamzdį patemsim. Žodžiu, bus matyti, kaip čia bus. Ir turbūt šiandien tie darbai tokie ir bus. Pasilesinsim vištas, pasodinsim moliūgus, pasižiūrėsim česnakus ir sekmadienį važiuosim švęsti. Tada tiesiog ilsėtis. Nieko nespėjam, nu bet yra kaip yra. Tai kad ką, dirbam. Technologija, kaip ten sako. Technologija. Nu, atspėkit, kas čia. Važiuojam sodinti šitųgi, o Jezu. Važiuojam sodinti moliūgų. Čia va susidės sėklos, ir čia va mesim. Ir dar tokį turiu grandinėlę, pakabinsim, po to parodysiu. Ant grandinėlės privirintas vamzdis ir jisai turėtų teoriškai užžardinėti. Nu va, sostas, padarytas sostas mano poniai. Nu ir va, ponia va taip va sėdės čia ir mėtys sėklytės. Nu, važiuojam, pabandysim. Dabar taip sodiname moliūgus. Balandžio 6 diena. Po liūčių atvažiavom patikrinti, kas darosi laukuose. Nu, paplauti tie česnakėliai pas mus truputį. Va, išlindę kai kur žolių yra. Bet čia tik kažkodėl blemba pačioj pradžioj. Va, toliau kažkaip. Toliau yra visai gražus palyginus laukas, ne? Viena kita. Aišku, jie čia pageltė stipriai. Tai pasimsim kastuvėlį. Reikia pakasti, pasižiūrėti, kaip atrodo šaknis. Ar nėra kokio pelėsio, ar nėra
kokio puvinio ir su tuo reikės kovoti, jeigu ko nors yra. Nu, bet jau žulytė viena kita atsiranda. Šiaip negalima būtų labai skūstis to česnaku. Vagi toj pademonstruosim. Šiaip yra iš tikrųjų jisai aukštas, gražus. Va. Kaip artin prieini. Nu, vat, kad palyginimui. Va, taip, va čia va pikdžulytė, bet vagi va. Kaip nykštys už nykštį storesni kai kurie. Einam atsinešim kastuviuką. Va ir būtent reikia šitą pabandyti va išsiraut. Bet šitą va reikia palaukti. Taip. Va. Reikia pauostyt. Nukvepia tai jisai česnaku. Nekvepia ten jokių pelėsių, jokių puvinių. Gerai, šitą pasižiūrim. Eisim dar kur nors kokį kitą išsirausim. Galva čia va kažkas. Lengvai rovės. Einam dar kastuviuką atsinešim tai. Turim kastuvėlį. Einam į medžioklę česnakų. Gražus tai gražaus gal ir neverta kast, nes gali negaila čia, aišku, jų yra tūkstančiai, bet gal 10 tūkstančių turbūt, bet reikia, kalbėjau su agronome, sakė, reikia iškasti kokį nors prasčiau atrodantį ir jį žiūrėti, nes jie tada būna labiausiai lygų prisirinkę. Nu, va, gal va šitą bandom iškast dabar. Ne, nu tai kad gražiai čia viskas. Ir puvinio nėra lyg ir. Dar pauostam ir šitą. Gražiai jisai čia skaniai kvepia. Grynų česnakėlių. Gal čia labai jaudintis nereikėtų, taip aš manau. Viskas čia yra gerai, einam parodysim, kaip apaugia. Kaip apaugo mūsų svogūnai. Turbūt čia net ir svogūnai nelabai matos. Čia jau be chemijos niekaip reikės klaust patarimų, ko čia nusipurškus biškį, kad išsaugot svogūną. Va! Kas gali pasakyti, kad čia svogūnas? Aš galiu pasakyti. Tai kad va, svogūnas va yra. O visur kitur laukinis, kas čia ridikas, kas čia tokio negaliu pasakyti, bet su dygotais kažkaip sunku kokai. Nors yra vienas kitas, reikia kažką daryti su tom žolėm. Kažką darysim. Lėktuvėlis skraidžia, bulvės sudygė. O va ten va sudygė, va čia va bulvės va sudygė. Jau, o tenais moliūgai dar nesudygė, aišku, nesodinom, tik tai praeitą sekmadienį. Šiandien turim penktadienį. Tai va taip, o čia berėdžių pavaikščiota visur, štrypta. Nu, čia aš nelabai esu šalininkas šitųgi purškimų, bet niekur nedingsi. Su aketėliam čia važiuoti negali, nes išausi visus svogūnus. Teks važiuoti su kokia tai purkštuvu ir nusipurkšt biškutį nuo tų žolių, kad svogūnas išliktų gyvas. Va, dar vienas išsigandęs, jas ir taip ar taip jau negyvens. Pažiūrim, ko jisai taip nusigando čia. Oi. Šiaip sakyčiau, gal biški aš. Kastuvėlis vaikiškas. Irgi va, įkritęs šonu. Tas rodo. Lemba, jisai va šitas gal ir tokį. Biški tokį turi jau va šitą. Bet nu reikia irgi turbūt kažką klaust, ko čia reikės jį nupurkšti nuo puvinio. Iš esmės nėra čia kažkokios tai tragedijos nėra. Profilaktiškai tik nuo lygų ir nuo amarų reikės nusipurkšti kažkuom tai, nes
Amaras puola, amaras puola. Kuris amaras, kuku. Čia kažkur gal nesimato per kamerą. Yra vartinkliukų, yra mariuko juodo. Bendras vaizdas gal ir neblogai. Žolės dar neįsibujojo. Čia, ačiū Dievui. Einam dar ant kalno patikrinsim. Čia dar pakalniai tai viskas bėgia, nubėgia. Reikia pasižiūrėti, kas viršui darosi. Va, elniai. Va, parodysim elniai. Vis tik tai zilioja. Čia matosi jau palietaus vakarykščio, nes vakar būtų nuplovęs. Čia va pavaikščios matyti ne vienas. Va. Vait, griūna, dar vieną. Žodžiu, žvėries yra, šarno nėra, atsirado elnių. Gerai, tai ką, iki pasimatymo.